Kodėl jūs čia? Toks ir lengvas, ir sunkus klausimas. Pirmas toks labai pats paprasčiausias atsakymas, todėl, kad mane pakvietė. Antras būtų, todėl, kad tai, kas čia vyksta, yra man labai svarbu, labai brangu. Aš matau šitos žmonės, matau, kaip jie aukojasi ir kiek deda pastangų, kad eiti patiems tiesos keliu, padėti tai daliai žmonių, kuri abejoja, kuri yra suklaidinta, bet ieškanti, norinti mąstyti ir ieškoti tų sprendimų, taip pat atsistoti tiesos kelią. Ir dar vienas dalykas, jie trokšta apsaugoti visuomenę nuo to, ko iš tikrųjų mes net nežinom, kas gali nutikti, bet kažkaip visi jaučiam, kad ne, tai yra negerai. Tai, kas vyksta, yra negerai. Ir tokiuose pamatiniuose dalykuose. Dalia, visgi, ar jūs, sakykime, dieną iš dienos tiek metų susidurinti su mamom, nėščiosiom, ką tik trapusiom mamom, būsimom mamom. Ir šiandien tas drąsus raginimas, reikia būtina ištikrinta saugi vakcina nėščiajai. Ar taip drąsu, turint metus laiko vakciną, sakyti, kad tai yra saugu, juk vis tiek turbūt 5, 6, 10 metų gali praeiti, kol mes žinosime ir gal užsimsim už galvos po 10 metų matydami, kas nutiko? Žinot, nereikia būti nei gydytoja, nei akušerė ginekologė. Užtenka pasikalbėti su moterim, netgi paprastom kaimo moterim, kad išgirsti labai paprastus patarimus. Nėščioji turi vengti. Ir vienas iš jų yra vaistų, įvairiausių priemonių. Taip pat ir ligų, be abejo. Žinoma, kad taip. Mesgi tai žinom, kad nėščios vien dėl to, kad jos nešioja vaikelį, kuris genetiškai netitinka jų kūno, jos turi sumažėjusį imunitetą ir suserga greičiau įvairiomis virusinėmis, bakterinėmis lygomis, kurios ir pavojingos, ir ne, nes galų gale tai Dievas sukūrė ir apsaugą jų organizme, o jau ypač jų vaikams, bet visko nutinka. Taip. Bet mes žinom, kad mes kalbam ne apie ligų gydymą šiuo metu, mes kalbam apie nėštumą, kuris yra normali moters būsena. Aš sakiau, kad kada reikia gydyti sergančią moterį, aš labai gerai atsimenu pandemiją H1N1 viruso ir labai skausmingą atvejį, tai yra mirti jaunos moters. Ir jinai buvo gydoma visom įmanomom priemonėm ir pavyko išgelbėti tik tai jos sūnelį, kuris dabar jau yra žingsniuojantis į paauglystę. Ir aš ten dalyvavau ir verkiau dėl jos, kai jinai iškeliavo, jau praėjus daugiau negu 40 dienų po gimdymo. Ir taip mes gydome kartais daug vaistų, daug intervencijų, mes daug ką darom, kad tik išgelbėti. Bet čia mes kalbam apie nėštumą, kaip moters gyvenimo reiškinį. Tai nėra liga, nėštumas. Kodėl mes turėtumėm visom nėščiosiom pritaikyti kažkokią profilaktinę priemonę? Palaukit, ar mes visus virusus žinom? Šiandien yra koronavirusas, kuris jau gyvena tarp mūsų ir gyveno ir gyvens. Kitokia korona. Rytoj ateis kitas, o poryt gal dar kitas. Turint omeny, ką mes darom su aplinka, ką mes darom su vaistais, su antibiotikais. Čia toj gal pasipils tie virusai vienas po kito. Sakykim, gal pasipils, gal ne. Tai negi dabar mes visą laiką tik kovos priemonės taikysim. Yra priemonės, kurios kalba apie racionalų apsisaugojimą, apie gerus patarimus. Galų galia aš savo moterim visą laiką sakau, ypatingai jaunom. Žinot, aš nesu tiek nėščiųjų gydytoja, bet vis tiek su jomis susiduriu nuolat. Aš visą laiką sakau, klausykit, jūs turit galvoti apie sveikatos stiprinimą. Jūsų kūnas yra tobulas. Jeigu tik jūs rūpinsitės, kad jisai dirbtų, jisai nugalės daugybę dalykų, jūs net nežinosite. Mes net nežinom, su kiek virusų mes susidurėm. Ir mūsų imunitetas juos sudoroja, taip pat ir su ta koronavirusu.
Žiūrėkit, jeigu būtumėm ištestavę absoliučiai visą populiaciją, mes nežinom, ką būtumėm pamatę. Taip. Ir lygiai tai dabar, kiek aš žinau, pavyzdžiui, ir tikrai labai sunkiai sergančių pacienčių, kuriuom ta koronavirusinė infekcija būna nustatyta tik tai todėl, kad jos buvo ištirtos. Pavyzdžiui, prieš gulantis į ligoninę operacijai. Pačiai teko perkelinti tas operacijas ir šluostyti ašaras, kad aš gerai jaučiuosi, kaip čia dabar su manim bus. Žodžiu, žinote, mes turim labiau rūpintis, kaip išlaikyti žmogų sveiką natūraliom priemonėm, o ne bandydami įvesti kiekvieną kartą į organizmą kažkokį tai kovos būdą, ar ne? Įsivaizduokim 8 kartus. Nu, čia tai iš viso protų nesuvokiama. Žinokit, aš tai nelabai įsivaizduoju. Aš nelabai įsivaizduoju, kas bus su tuo imunitetu po to 8 vakcinų ir iš viso, kas su imunitetu vyks nešios moters. Taigi tai yra taip subtilu. Imuninė sistema yra viena iš tų, kuri labiausiai kinta nėštumo metu. Kaip ir širdies kraujagyslių. Ir kada mes pasižiūrim į pašalinius poveikius, į tuos trombus jaunų žmonių, ar ne, kurių žinom kiek yra, o gal nežinom kiek yra, tai mes ir galim galvoti, kad ir persileidimai, ir placentos funkcijos nepakankamumai, preeklempsijos, visokios nėštumo komplikacijos, šiandien jų nėra. Bet rytoj jie galbūt atsiras. Ir čia, jeigu mes, sakykim, kada mes ruošiam gydymo metodikas, mes tiek išanalizuojam literatūrą, tiek žiūrim, kokios vertės yra tie straipsniai, taip sakant, evidence-based, ar tai yra įrodyta, ar patikimi tyrimai, kaip jie publikuoti. Tai čia mes, kada ruošiam gydymą, kuriam iš tikrųjų, aišku, taip keliami labai dideli reikalavimai, taip, kad nepakenk žmogui, tas pirmiausia nepakenk. Bet čia mes kalbam apie sveikus žmonės, kuriuos norim sveikas nešęsias, pas kurias yra vaisius, kuris iš viso neaišku, kaip sureaguos. Mes kalbam apie jų gyvenime įvedimą kažkokios vakcinos. Galbūt jinai sakau, galbūt yra puikiai. Galbūt pasirodys, kad tikrai kovai su tam tikrai grupiai žmonių, kovai su šita infekcija, tai yra tikrai geras būdas, gera priemonė. Bet tam reikia laiko. Tai mes žinom pernelyg mažai. Ir tai yra negrįžtami dalykai. Suprantat, kas yra svarbiausia? Aš negalvoju apie save, tarkim, ar ne? Mama gali negalvoti apie save. Mama visada aukojasi dėl vaiko. Bet mano aplinkoje taip pat yra jaunų žmonių, kurie nuolatos kelia klausimą, ar bus apsigimimai. Aš sakau, žiūrėkit, ne tai yra svarbiausia apsigimimai. Vaikas negims su 3 ar 4 akim, čia yra nesąmonė. Mes galim turėti ligotumą ypatingai sunkiom sisteminėm autoimuninėmis ligomis, kurios tavo kaip mamos ar tavo kaip tėčio, jūsų kaip šeimos gyvenimą padarys skausmu, nes mylimas vaikas nuolatos bus pririštas prie medicinos. Klausimas, kaip jisai gyvens, kokia bus jo gyvenimo kokybė. Čia yra baisiausia. Ne tie struktūriniai apsigimimai. Taip, aišku, ta talidomido istorija irgi labai įspūdinga yra. Bet dabar ne apie tai kalbam. Mes kalbam apie tas ligas, kurių žvėriškai daugėja mūsų visuomenėje ir vaikų tarpe. Alergijos. Taip. Suprantat, pavyzdžiui, man tai buvo keista, kada aš sužinau, kad vaikai, tarkime, Švedijoje pasidalino, bendradarbis buvęs, negali darželį atsinešti jokio maisto visiškai, todėl, kad kitas vaikas, kuris galbūt yra alergiškas, ten kažkokiam tai miltam, kruopom, jisai paragaus, jį gali ištikti anafilaksinis šokas. Klausykit, o dabar mes vakcinuojam autobusuose. Taip. Tai yra... Ir kas, pavyzdžiui, klausia, jūs ne čia atėjot vakcinuotis? Ar klausia kas nors? Aš nežinau, aš pati tai nelabai galiu pasakyti, ar klausia šitų dalykų, bet iš tos pusės labai abejoju, kad, pavyzdžiui, pasakytų, aš atėjau taip, aš nesakytų, mes autobusai jūsų nevakcinuosim, nesauguokit kažkur kitur. Gal kažkas ir pasakytų. Įdomu, kažkas nusiunčia pas gydytoją ginekologę, pas alergologą, pas imunologą, esant žmogui, turint tam tikrų specifinių ligų, kad gal jūs visgi nueikit, išsitirkit, nes aš nebūčiau tikras, kad su jūsų autoimuninė liga būtų iš tikrųjų taip drąsu vakcinuotis. Žinot, aš jau pasakysiu, turbūt siunčia tada, kai
kai moteris pasako, kad aš nenoriu ir nesutinku. Tu turi įrodyti, kad tu esi pakankamai ligota, Taip. kad nepriimtum vakcinos, ar ne? Taip. Tai yra kažkas nenormalaus. Žinot, aš irgi turiu tam tikrą savo gyvenimo praktiką ir tai įtakoja mano apsisprendimus. Ir aš žinau daug moterų ir jaunų įvairaus amžiaus, kurios nešiojasi adrenalino ampulę tam, kad jeigu jos kažką netaip suvalgytų, arba jeigu joms įgels vabzdys, kad jos iš karto suteiktų pagalbą savo arba kažkas šalia jų esantis, nes užburksta gerklos nuo alerginės reakcijos. Ir šiti žmonės, ką jūs manote, jie gali būti paskiepyti reanimacijoje. Jeigu ištiks anafilaksinis šokas, reanimacijoje tave atgaivins, o paskui galėsi antros dozės neimti. Tai vat šitokia taktika kaip ir dėliojasi, nes žmogus turi įrodinėti, kad jis turi laisvę rūpintis savo organizmu. Tai, žinot, man tai šita situacija atrodo tikrai, ir svarbiausia, kad kažkaip nesinori stoti kažkokią didžiulę priešpriešą, ar ne? Taip. Nesinori debatuoti kažkaip priešiškai su kolegomis, kurie galbūt turi kitokią nuomonę. Bet tas, kas yra sakoma, čia ir ne vieną kartą kartojama. Jeigu mokslas neleidžia tau kelti klausimų ir reikšti abejonių, tai jis ne mokslas. Teisingai. Tai yra diktatūra, kuri prisidengia mokslo vardu. Ir šitoje situacijoje aš tikrai nenoriu savęs kažkaip pristatyti kaip ypatingos ekspertės dėl nėščiųjų vakcinacijos. Tikrai ne. Bet aš perskaičiau tą literatūrą, kurią galėjau pasiekti, tiesa, per gana trumpą laiką. Ir aš matau, kad ten nieko nėra. Taip yra apžvalgos, kaip serga nėščiosios, ten iš labai nevienodų šalių. Ir dėl to sakau, kad mes turim turėti Lietuvos duomenis. Ir mes turim matyti, kiek ta korona infekcija iš tiesų mūsų nėščiųjų tarpe buvo aktuali. Kurios vietos yra silpnos, jeigu buvo blogos baigtis, ar ten nebuvo ir kitų veiksnių, kurie tas blogas baigtis galėjo sąlygoti. Juk nėštumo metu net pačios sveikiausios moterys dėja kartais patiria labai sunkias komplikacijas ir dažniausiai mes negalim pasakyti jų priežasties. Ten, kur žmogus yra ligotas, turi lėtinę ligą, ar ne, arba, sakykime, koronavirusinė infekcija, tai mes bent jau suprantam, kad tai galėtų būti kažkokia priežastis stiprinanti aplinkybė. Bet yra daugybė atvejų, kai baigėsi blogai ten, kur atrodo jaunos, sveikos ir tos komplikacijos užgriūva kaip perkūnas iš giedro dangaus. Tai dabar, jeigu tenais pasirodo kažkur ir teigiamas PCR testas, tai viskas. Tai jau kaip ir aišku dėl ko. Žodžiu, aš noriu tiesiog, kad mes sugrįžtumėm į tą supratimą, kuriam nereikia net medicinos gydytojo diplomo, kad atskirtumėm, kas yra gyvenimas. Kad gyvenimas vyksta ne ligoninėje, ne poliklinikoje, ne nuolat prisidėjus tablečių į kišenes, ne nuolat vakcinuojantis nuo visokiausių ligų. Gyvenimas vyksta džiaugiantis, tikintis, kad tavo sveikata bus gera, ieškant tų tokių sveikatos stiprinimo būdų, mitybos, judėjimo, gryno oro, gražių šviesių minčių, apsikabinimų. Tiek yra daug dalykų. Žinot, mes čia šiandien važiavome ir taip įdomiai, pasakė kolegė. Sako, jeigu dabar yra taip svarbu šiais laikais, kaip aš jaučiuosi, ar ne? Tai aš galiu pasakyti, aš jaučiuosi taip gerai, lyg būčiau pavakcinuota ir visiškai saugi. Ir prašom gerbti visą šitą mano apsisprendimą. Tai su ta saulė, žinot, čia toksai optimistinis užbaigimas, tai šiandien puikus oras, +30, paukščiai čiulba, vasara atrodo grįžta, ne? Tai su ta viltim ir tikėkime, kad viskas tik į gerą. Tikrai ir tikėkime, kad žmogus, tas protingas, laisvas, galintis apsispręsti, nugalės tą vergą, kuriuo jis norimas yra padaryti. Ačiū, Dalyte, labai jums. Ačiū jums už visą tai, ką jūs darote dėl mūsų visų. Gerai.